Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir šiandien jums pristatysiu naujovę. Mes patapom Malibu Kartago dileriais. Esam autorizuoti atstovai Lietuvoje, tiek pačių kemperių, tiek serviso. Tai važiuokit pas mus, pirkit Malibu ir čia bus apžvalga Malibu integruotų kemperių 470. Ką Malibu padarė labai gerai su integruotais kemperiais, kad jūs galite turėti integruotą kemperį ant Mercedeso bazės 3,5 tonos, 4 sėdimų vietų ir jeigu norit, gali būti ir 4 tonos. Tai einam pasižiūrim. Pradedam nuo 4,25 tono kemperio, Comfort vadinamo. Jis yra 8 cm ilgesnis negu lengvosios versijos, tai yra 3,5 tonų. Ir skirtumas yra tai, kad jis turi pilnavertę spintą susikabinti jūsų rūbams. Ir dabar einam pažiūrėti, ką mes čia turim. Turime juodus Mercedeso ratlankius. Tada, kalbant apie sienų konstrukciją, tai Malibu sienos yra aliuminės, į vidų yra taip pat pučiamos tam tikros putos, kurios saugo didelį efektyvumą. Jūs su tais kemperiais puikiai galite keliauti ir žiemą. Šitas, aišku, kemperis turi dvigubas grindis ir po visų dugnų eina laikymo vietos. Taip pat per visą perimetrą, per grindis yra išvedžiotas kemperio šildymas ir jūs turite jausmą, tarsi grindis būtų šildomos. Ir va čia matote toli galas per visą kemperį, tai jūs čia galite slidės laikyti, dar kitus dalykus, hobiui, sportui, kurie jums svarbus. Tada čia yra visur apsaugotos, apšiltintos ir va tokie solidūs užraktai. Tada turim dar vieną saugomą vietą, irgi po dugnu, smulkiam dalykam, tai labai patogu. Čia yra klasikinis tualetas, 19 litrų kabina, tai jau tikrai viską esate išmokę. Markizė per visą stogą. Norit kaip dėmesį, kad šoninė siena ir lubos yra viena vientisa U formos plokštė, taip apsaugant, kad drėgmė pratekėtų ir lygiai taip pat tai yra geresnė izoliacija nuo šalčio. Kadangi kemperis yra toksai lenktas, tai ir markizė yra labiau montuojama į stogą negu prie kemperio kaip kitur. Bagažinė, kokio dydžio bagažinė, aišku, yra apsaugos, kai įsivešit savo Vespas dviračius į vidų, kad nesugadinto pačio kemperio. Mes turim lauko dušą, aišku, apšvietimas, bagažinė yra šildoma, čia 220 pajungimas, bėgeliai tvirtinti jūsų transporto priemonės. Tada čia yra irgi tokia išlengvinta medžiaga, apsauga. Tikrai bagažinė tai yra įspūdingo dydžio, 1,20 m pločio, ir aukščio tokia pat. Vespa, motociklą, 4 dviračiai, žodžiu, viską sukišit. Tai dabar technikos dar truputį pasimokysim. Noriu jums parodyti, kaip atrodo Alko važiuoklė. Vienoje pusėje yra Fiato važiuoklė, kitoje yra Mercedeso Alko važiuoklė. Jūs galite matyti, kad tai yra žemesnė važiuoklė ir tuo remiantis mes turime daugiau pogrindimis laikymo vietos. Tada yra atitinkamai montuojami vandens bakai ir taip kemperis tampa stabilesnis, komfortiškesnis važiavimui. Dar vienas dalykas, į ką noriu atkreipdėmėsi, pažiūrėkit, kaip yra apdirbtos sienos. Jos tiesiog tobulai yra apdirbtos. Jos nėra tiesiog klijuojamos, jos yra sujungiamos tam tikrais grioveliais ir plus dar papildomai suklijuojamos. Ir dar ant viršaus yra uždėtas tokia kaip apsauga, kad kemperį tikrai nepapultų jokia drėgmė, jis nepradėtų pūt. Ir čia dar papildomai yra uždėta apsauginė juostelė. Nu ir kaip tas Malibu galas atrodo? Gerai atrodo. Sportiškas, man patinka ta juoda apdaila, traukiantis akį, tikrai jūs kely nepaliksit nepastebėti, 10 balų. Tai dar vienas Malibu išskirtinumas, kad jeigu atsitiks nelaimė ir jums reikės tvarkyti galinę sieną, tai jums nereikia numontuoti visų šitų apsauginių detalių, o jos yra 4 atskirus, tai jūs keisite ten, kur yra pažeista. Pirmas žvilgsnis į Malibu dugną. Ir žiūrim, ką čia turi. Puikiai, puikiai, 10 iš 10. Uždėta metalas, apsaugota, visas dugnas lygus, pakankamai hermetiko, laidai irgi apsaugoti. Wow, bele kaip gerai. Kai keliausit, galėsit 100 metų keliauti ir tai neturėsit problemų. Švaraus vandens papildymas. Jeigu Malibu kemperį perkate ant Mercedeso bazės, tai jis turi 150 litrų švaraus vandens ir 140 litrų nešvaraus vandens. Pirmas kemperis, kuris realiai neturi skirtumo tarp švaraus ir nešvaraus vandens bako. Tai patogu, kai jūs važiuojat pasipildyti vandens, jūs iš karto to pačiu ir įsileidžiat. Nėra to momentų, kai žinot, dar turiu švaraus vandens, bet jau nuotekų bakas pilnas, reikia ieškoti, kur įsipilt, o čia viską vienu metu pasidarys. Užrakina, bet čia yra dujų skyrius. Tada čia dar viena laikymo vieta.
Man patinka, kad netgi dugnas yra apšviestas, kad jūs matytumėt. Čia matau inverteris yra. Turim dar tokią lentynėlę smulkiam dalykams susidėti. Malibu naudoja išlengvintas medžiagas, kad saugot svorį ir kad kuo daugiau oficialių važiavimo vietų jūs galėtumėte turėti. Tai čia turim dyzelio ir AdBlue papildymą. Žiūrint dar į toninius langus, tai jie yra didesni, įleisti ir šalia sėdintis šturmanas turės didesnį apžvalgos kampą, lygiai taip pat vairuotojas. Taip, duris 65 cm su 2 užraktais. Laikymų vietos, pirštinėm labai patogų langas, aš visada rekomenduoju susakyti duryse langą. Tai standartiškai tinklelis nuo uodų, durys su pritraukėjais. O, wow, kokia valdymo panelė. O turim tikrai labai daug. Jūs galite įsijungti muziką, nes per visą kemperį yra pravedžiotos kolonėlės, vandens pompa. Tada matot, kiek yra akumuliatorių, kiek vandens, švaraus, nešvaraus. Tada čia galite matyti, kiek ličio akumuliatorius yra pakrautas, kaip naudojamas. Čia Super B tikrai labai aukšto lygio ličio akumuliatoriai. Tada mes čia matome inverterį. Tada dar čia yra truma dujų balionų šildymas, kad jūs galėtumėte tikrai važiuoti žiemą šito kemperį. Kai jūs susikeinėjat kemperį į komplektuotės, tai galite pasirinkti Alde šildymą arba truma šildymą. Baziniai visada eina truma šildymai. Tai einam dabar ratu ir pasižiūrėsim. Mercedesas. Kas gali būti geriau už Mercedesą kemperį? Jaučiu niekas. Malibu kemperiai, kurie yra gaminami ant Mercedeso bazės, turi alko važiuoklės, tai jūs važiuosit stabiliau, minkščiau. Kemperis bus kaip paprasta lengvoji mašina, jis nebarškės, aišku, dėl savo baldų gamybos, kad visi baldai yra ne tik tai suklijuoti, bet tuo pačiu yra ir taip sukabinti. Tai jie mažiau barška, kemperis važiuoja tyliai, beveik kaip lengvoji mašina, kaip lengvasis Mercedesas. Jūs galite rinkti 150 arklių galių, gali būti 170 arklių galių, automatas, Mercedeso medija, belaidis pakrovėjas, automatinė klimato kontrolė. Tada mes čia turim šildomus veidrodėlius, laiptelių įskleidimą, pakrovėją, automatinės šviesos. Priekinis langas iš tiesų yra labai didelis. Aš aišku nesu aukštas žmogelis, bet langas belia kokio dydžio. Malibu priekinį langą suprojektavo žemiau, todėl vairuotojas gali matyti didesnį lauką, taip užtikrindamas saugumą. Dar vienas svarbus dalykas, kabina yra papildomai šildoma, kad jums žiemą keliaujant neiš šaltis nuo lango, kadangi per priekinius didelius langus daug patenka šalčio. Aš kemperių karalienė su šituo kemperiu jaučiuosi. Jaučiasi kokybė. Žiūrim toliau, tai ant priekinių langų yra naktinis žaliuzė, čia irgi naktinė žaliuzė. Taip lengvai išsidaro. Tai toks yra naktinis vaizdas, jos apsaugo ir nuo šalčio, ir nuo karščio šitos užuolaidos. Aš nemažai kemperių esu mačius, bet jaučiu, kad šitam kemperį visos komplektuojančios dalys yra tikrai pirktos kokybiškesnės, tokios tvirtesnės. Kur pačiupinu, ten kokybė jaučias. Šitas kemperis neturi nuleidžiamos lovos, bet tai yra papildoma opcija ir jūs tikrai galite užsisakyti, jeigu jūs norit 4 miegamų vietų. Dabar šitas kemperis turi tik tai didelę galinę lovą, kurią aš parodysiu vėliau. O vietoj nuleidžiamos lovos mes turim spinteles. Vieną, antrą spintelę ir tada dar turime priekį. Šiaip visai patogu. Jeigu jums nereikia nuleidžiamos lovos, tai tos spintelės čia. Daug dalykų galėsit pamiršti ir paslėpti. Ir dar beje, ką aš noriu parodyti, man reikia abiejų rankų, kad uždaryti šitą spintelę. Reiškia, kad jie jums nebarškės, kad jie tvirtai laikysis. Nes matot, nėra dedami plastikiniai vyriai, o dedami tikri metaliniai, kurie yra tokie labai tvirti. Visur sudėti paminkštinimai. Aš duodu 100%, kad šitas kemperis nei garselio neišleis, kai jūs važiuos. Tada vietoj lovos dar čia turim stoglangį ir aukštesni žmonės tikrai vertins, kad čia yra tikrai aukštas kemperis ir jūs jausitės labai komfortabiliai, nes mano operatorius yra 1,93 m ir iki jo galvos ir lubų dar yra geras sprintis. Tai 2 metrai, manau, tikrai puikiai jausis. Kai kemperis turi nuleidžiamą lovą, tai ji atrodo būtent taip. Tada jūs turite pilnavertės 4 miegojimo vietas. Dvivietė su labai patogiais čiužiniais. Tada čia yra grotelės, kad jums nepelėtų, nedrėktų žiemos metu. Jeigu jums noris privatumo, tai yra naktinės užuolaidos, kurios užsitraukia. Ir taip pat skaitimo lempa. Mes čia turim
odos ir tekstilės kombinacija. Jūs galite rinktis ir kitokias medžiagas, aš jums toliau parodysiu, bet čia mes turim tokį variantą. Man jis patinka, jis turėtų būti toks neteplus. Taip, šturmano vieta. Oho! Tai šturmanas čia gali kažką palaidot ir pamiršt, va iki čia. Tai tokio gylio spinta yra. Tada kolonėlės pravedžiotos, čia gali pasidėti kažką atsigerti, stalčius. Ir čia dar yra irgi laikymo vietos. Man patinka šitą apdailą. Tokia jauki labai. Labai jaukus kemperis. Kai jūs akins Ispanijos saulė, jūs galėsite šitos. Apie viską pagalvoti šitam kemperį. Einam toliau į svetainę. Svetainė. Malibu visuose kemperiuose yra L formos svetainės. Čia yra pats populiariausias svetainės išplanavimas. O, čia mano mėgstamiausia vieta kemperį yra sėdėti, nes jūs visada sėdėm priekinių sėdynių, aš čia sėdžiu. Jo, patogiai, visai sėdis. Klientai manęs kiti klausia, o čia to nėra kažkokių pagalvių, įsipatoginimų. Tai žinokit, kemperiuose negali būti, nes tai yra dėl saugumo, dėl diržų, dėl homologacijų. Tai yra kaip yra, bet čia tikrai galima patogiai važiuoti. Yra išlinkimai palei stuburą, tai man patogu. Stalas. Jis visai sukinėjus, 360, stumdosi, tai jau kaip jums patogu. Mes turime kemperį 4 stoglangius, 3 iš jų vairuoja svetainės zoną. Tai įsivaizduokit, kiek čia bus šviesos ir jaukumo. Lempos reguliuojasi. Va čia, o kaip šviesu. Tai einam toliau. Tai Malibu išskirtinumas, kad jų grindų laikymo vietų susidaro taip labai tvirtai, kad nesulaužytų, kad jūs neužkliūtumėt eidami. Ir kas man labai patiko, kad šitas dangtis laikymo vietos, jis yra su vyriais pritvirtintas prie pačių grindų. Nes kituose kemperiuose jie tiesiog nusikelia ir kur man dėt, čia kažkur krenta. Nu, žodžiu, nepatogu. O čia yra labai gerai atsiverčia ir aš turiu prieimą. Tai laikymo vieta, aš jau įpratau palaipiot. Žodžiu, laikymo vietos gilis yra man iki kelio. Tada, čia dar taip galime? Nu, aš galiu sulysti. Jeigu ką lavoną čia galime, aš galiu sulysti. Bet čia, žinokit, tą, ką veši, tai jam nebus baisu, nes yra laikymo vietų apšvietimas. Bet dabar aš tulpau. Žodžiu, o čia mes dar turime termozondą, čia mes turime nuotekų bako ištuštinimą elektrinį, tai kai prisipildys jūsų 140 litrų nuotekų, jūs ateisit šitą, pasuksit ir išsipildys, o žiemą atidarysit termozondą. Taip pat visur yra pravedžiotas šildymas, apie ką aš ir kalbėjau, todėl jūs jausite šildomų grindų efektą, nes jums grindys bus šiltas. O, va čia tas, kur aš sakiau laikymo vieta, tai iš tiesų ją patogu yra patekti per vidų. O čia labai patogu kokiems buteliams susidėti, nes yra net atitvarus. Batams. Ne buteliam. Beje, matau, stalas teleskopinis, jeigu galvosit trečią žmogų čia paguldyti, tai stalas susileidžia, pasidaro dar viena miegama vieta. Tai turim televizorių, jis taip išsitraukia, tada kitą mentelę ir pasisuka, tai jūs galite iš svetainės žiūrėti didelio dydžio televizorių. Šitas vienas iš mėgstamiausių televizorių gamintojų tarp prabangių brandų, tai va būtent ir Malibu montuoja tikrai aukštos kokybės televizorius ir vis taip čia gražiai įsispaudžia, tai jūs neužkliūsit, žinot, neidami nesulaužysit savo televizorių, tikrai gerai vietoj padėtas. Per visą kemperį eina ambient apšvietimas, tai toks irgi šilta, maloni šviesa, nu turės tą namų jausmą. Gerai, dabar šefai. Virtuvė. Nu ką aš galiu pasakyti, užtektinai vietos. Šitas yra papildoma, ar tai pasidėjimo vieta, ar tai pjaustimo lentelė, ar į kriauklę įdėti ir tada turėti didesnį stalviršį gaminimui, čia jau kaip kam. Turime didžiulę kriauklę, plieninę, o kokia rimta, 3 degiklių dujinė viryklė, čia dar toks stiklas, kad neapsitaškytų, laikymo vieta, o kavos aparatui speciali laikymo vieta pasidėti. Labai fainai sugalvota. Kadangi šitam kemperį yra inverteris, ar jūs galite užsisakyti, ar mes servise galim įdėti, tai kavą turėsit visada, kad ir gamtoj stovėdami. O, čia dar viena laikymo vieta mažiem dalykam. Turim 6 stalčius jūsų virtuvės ekvipmentui ir dar turime šiukšlinės čia patogu rūšiuoti. Aš pastebėjau visur, Malibu yra tokios slaptas rankinėlės, kurias patraukus jūs ištraukit labai naudingą dalyką. Turim Dometic šaldytuvą, kuris veikia nuo dujų, nuo 12 voltų, nuo elektros, tai jau kaip jau norėsit. Atsidaro iš vienos pusės ir iš kitos. Čia yra 133 litrai ir 12 litrų šaldymo kamera.
kabiukai, šviesos reguliavimas. Turim dar vieną laikymo vietą. Čia irgi galima kažką susidėti. Yra techninis skyrius. Bet maždaug iki blauzdų smulkiems dalykams. Tai čia pasidaro 2 kambarių sistema. Jūs galite uždaryti vienas duris. Jeigu jūs norite turėti visiškai privačią dušo erdvę, tai jūs galite uždaryti ir miegamąjį. Ir tada uždaryti dar šitas duris. Kai einate į dušą, būtinai išsimkite šitos pagrindus. O dušas yra tikrai pakankamai erdvus, dviese tilptumėm. Užtektinai vietos, viskas puikiai. Ventiliacija, stoglangis yra, kosmetikai vietos, 2 nubėgimai, į ką jau išmokom atkreipdėmėsi, kad jūsų kemperyje nebūtų baseino. Čia yra visur plastikas, tai nebijokit, drėgmė nesugadins jūsų kemperio. Taip. Pažiūrim į WC erdvę, tualeto erdvė, tokia kriauklė. Sakyčiau, ganėtinai didelė, man tas kranas kaip patinka, kaip namuose. Toks visur čia namų jaukumas. Taip, faina. Tamsi apdaila, su mediena, čia tas naujas stilius, nėra jokių blizgučių, oldschoolinių dalykų, tai irgi mano akims tai labai gražu. 4 lentynos jūsų kosmetikai. Čia dar tokia laikymo vieta matyti nešvariems rūbams. Tualetas standartinis, 19 litrų su kasetė, čia visą tą esate išmokę. Čia lygiai taip pat kaip ir Himeryje, vandens, švaraus ir nuotekų bakai yra įleisti į važiuoklę, kad kemperis važiuotų stabiliau. Čia prabangieji gamintojai būtent taip daro. Ir tada žiūrim, kokį mes miegamąjį turime. Tai turime 2 grandiozinio dydžio spintas, rūbų kabyklas, kur galite savo daiktus kabintis. Aš nemačiau nei pas vieną gamintoją tokių dalykų. Tada turim laiptukus ir aš lipu pasimatuoti šitos laiptus. Bet čiužiniai kokie patogus. Ką čia padarėte čiužiniai? Žiauriai patogus, tokie minkšti. Oh my god. Sakyčiau, Tempūras jiem gamino tos čiužinius. Žiauriai patogus čiužiniai. Nu tikrai. Tikrai čia labai svarbu, kad neužmigti. Pasižiūrim, kiek turim spintelių. Taip, turime 2, 4, 6 spinteles. Visur yra uždėti borteliai, kad jūsų rūbai neiškristų. Tada čia dar turime lentynas, susidėti smulkiems dalykams, stikliniai, vandenukui. Visi langai be išimties turi tinklelius nuodų, naktinės užuolaidas taip pat. Kai perkate kemperį, pažiūrėkite, kad jis būtų šildomas perimetru. Čia irgi yra pravedžiotas, tai jūs ar tai keliausit žiemą, ar ankstyvą pavasarį, jums tikrai bus malonu, neprisiliesit prie šaltos sienos, nes didžioji dalis šalčio ateina būtent per sieną. Tai tikrinkit kemperius, kuriuos perkat. Tai lovos plotis 2,5 m, ilgis apie 1,95 m. Jeigu jūs manote, kad šita lova jums yra per maža, galite ją prasididinti, dar čia dedasi papildomas čiužinukas. Visas galas bus viena didelė lova. Tai šitas kemperis yra 8 cm ilgesnis ir skirtumas atsiranda todėl, kad pas juos yra būtent šita rūbų spinta. Ir matote, šitam kemperį nėra spintos ir iš karto nuo tualeto prasideda lova. Tai čia yra tas pats integruotas kemperis, tik 3,5 tonos ant Mercedeso bazės. Čia mes matom tiesiog kitokią tekstilę, šviesi oda, kombinuota su tokia kaip Alcantar medžiaga, tai tikrai labai prabangiai. Ir einu parodysiu Malibu išmąstymus. Tai čia matom Malibu išradimą, kaip sumažinti svorį. Mes matome šitokias išpjovas. Jos visiškai nekeičia konstrukcinės kokybės ar kemperio kokybės, bet jos mažina svorį ir su tokiais dalykais per visą kemperį. Taip ir yra taupomi kilogramai, kad jūs tiesiog galėtumėte turėti 3,5 tonos svorį. Dabar įdomiausia dalis – kainos. Tai šito light kemperio bazinė kaina prasideda nuo 100 000 plus PVM ir tada jūs papildomai dedatės opcijas, tai gali būti automatinį greičių dėžė, medijos paketas su televizoriais, vairuotojai asistentai. Žodžiu, galima pridėti daug opcijų, o Comfort integruotas kemperis atitinkamai kainuoja 105 000 plus PVM. Ir tada atitinkamai dar dedame opcijas, kokių jūs norite. Jeigu jūs norite įsigyti šitą kemperį, kreipkitės į mus, Kemperiai 365, skambinkit, rašykit. Ačiū, kad esat, ačiū, kad stebit, parašykit, pakomentuokit ir iki.